Mano avis klauso mano balsu. Aš jam pažįstu ir jos seka paskui mane. Today I will use a Google translation version of my Dutch sermon. Mano lietuviškai truputį netobulas. Brangus broliai ir seserys, šiandien bažnyčioje švenčiame pašaukimų sekmadienį. Tai diena, kai papildomai meldžiamės už pašvęstuosius pašaukimus, ypač už pašaukimus į kunigystę. Tad man malonu į tai atkreipti dėmesį šiandienos pamoksle. Neatsitiktinai šią dieną gauname šį gražų Evangelijos skaitinį. Jėzus yra pašvęstojo ir kunigiškojo gyvenimo pavyzdys. Jis yra tikras, nepriekaištingas ir šventas gerasis ganytojas. Ir būtent jo ganytojiškoje tarnystėje, jo kunigystėje, dalyvauja, nors ir ne taip tobulai, visi ganytojai ir Dievo baimingi asmenys. Kiek dvasininkas dalijasi šią kunigystę, priklauso nuo asmeninio šventumo. Taigi čia asmeninė pastaba kunigams ir tėvams. Svarbu paminėti, kad ne šventimai padaro asmenį šventą, nors šventimai suteikia asmeniui antgamtinį orumą, taigi ne jos patys, tai nėra asmeninio šventumo garantija. Ir gyvenimo pabaigoje jis turės atsiskaityti už tai, kaip naudojosi jam patikėta malonė. Kalbant apie šventumą, šventiesiems kaip ir visiems krikščionimis, jis yra toks pat. Mūsų šventumas tiesiogiai priklauso nuo mūsų santykio su Jėzumi Kristumi. Kuo labiau augs mūsų santykis su Jėzumi Kristumi ir kuo labiau kasdien vykdysime Dievo valią, tuo šventesni tapsime. Todėl tai iš karto yra pirmasis pašaukimas, kurio dalijasi visi žmonės. Visi žmonės pašaukti pažinti Dievą, tapti šventais ir liudyti jo meilę. Visi. Jei galėčiau būti konkretesnis, galiu išskirti 3 pašaukimų lygmenis. Pirmasis lygmuo yra pašaukimas, kurį vadinasi turi visi, pažinti Dievą ir galiausiai patekti į dangų. Ar kiekvienas įvykdys šį pašaukimą, priklauso nuo jo paties valios ir iš dalies nuo to, kokį liudijimą mes krikščionys duodame pasauliui. Taigi esame iš dalies atsakingi už tų, kurie dar nepažįsta Kristaus išgelbėjimą. Dabar antrasis pašaukimo lygmuo. Čia esame tuo lygmeniu, kaip gyvename šiuo santykiu su Jėzumi Kristumi ir taip su Dievo malone užbaigėme pirmąjį pašaukimą. Čia kalbu konkrečiai apie santuoką ir Dievui skirtą gyvenimą. Tai du pagrindiniai keliai, kuriais galime atsidurti
kad įgyvendintume savo, well, you understand, I hope, savo pirmą pašaukimą. Trečiąjį pašaukimo lygmenį dar galima pavadinti pašaukimu pašaukime. Čia jis sujęs su tuo, kaip mes kasdien gyvename savo gyvenimą konkrečiai pagal savo pašaukimą, kaip sutuoktiniai arba išventinti į Dievą. Pavyzdžiui, jei pažvelgysime į Teresėlę iš Lisieux, pirmąjį pašaukimą ji jau buvo gavusi per krikštą, o antrąjį įstojusi pas karmelites, tačiau būdama pas karmelites svarstė, koks jos pašaukimas bus Romos katalikų bažnyčioje. Čia, žinoma, buvo kalbama ne apie antrąjį pašaukimo lygmenį, bet apie trečiąjį. Ji svarstė, kokiu konkrečiu būdu ji būdama vienuolė gyvens Dievui. Kaip dauguma mūsų žino, tai ji atrado skaitydama apaštalo Pauliaus minimą meilį, himnią meilį, ir sušuko, aš žinau, koks yra mano pašaukimas. Bažnyčioje noriu būti plakančia meilės širdimi. Broliai ir seserys, visi mes esame Dievo pašaukti ir sukurti su pašaukimu ir misija. Jie gali kreiptis į tuos iš mūsų, kurie žino esą pašaukti į vienuolinį ar kunigiškąjį gyvenimą, tada galiu tik pasakyti, pagirkite save, nebijokite ir išdrįskite atsiliepti į Dievo kvietimą šiai gražią gyvenimo formai. Kaip ir kiekviename gyvenime, taip ir šiame bus kryžių ir išbandymų. Tačiau jau dabar galiu paliudyti, kad malonė ir džiaugsmas, kurio gauname kaip Dievo paskirtus, visą tai gerokai pranoksta. Jei tarp mūsų yra vyrų, kurie jaučiasi pašaukti į kunigystę ar Dievui pašvęstąjį gyvenimą, pasinaudodamas progą, norėčiau jūs padrįstinti. Išdrįskite ištarti taip, kvietimui į galutinę savo gyvenimo prasmę. Jei tai yra jūsų pašaukimas, žinokite, kad esate tikri dėl nuostabių iššūkių ir nuotykių kupinų gyvenimo. Išdrįskite išklausyti į gero ganytojo kvietimą ir sekite paskui jį. Išdrįskite pasibelsti į įvairių vienuolynų ar seminarijų duris, kad sužinotumėte, ar Dievas jūs ten kviečia. Ir svarbiausia, nebijokite. Brangus broliai ir seserys, šiandien ypač melskimės už visus tuos žmonės, kurie žino, kad yra pašaukti į kunigystę. Ir prašykime viešpatį atsiųsti darbininkų į savo vynuogyną. Bažnyčia labai reikia šventų kunigų, ne tik kunigų, šventų kunigų ir šventų vienuolynų, ir šventų vienuolynė, you understand. Taip pat ir mūsų bendruomeniai. Jei jaučiatės pašaukti
ir traukime šios bendruomenės, net vėjodami pasibelskite į duris. Tegul Dievas jūs visus laimina ir veda. Amen. Mano avis klauso mano balstu. Aš jam pažįstu ir jos seka paskui mane. Today I will use a Google translation version of my Dutch sermon. Mano lietuviškai truputį netobulas. Brangus broliai ir seserys, šiandien bažnyčioje švenčiame pašaukimų sekmadienį. Tai diena, kai papildomai meldžiamės už pašvęstuosius pašaukimus, ypač už pašaukimus į kunigystę. Tad man malonu į tai atkreipti dėmesį šiandienos pamoksle. Neatsitiktinai šią dieną gauname šį gražų Evangelijos skaitinį. Jėzus yra pašvęstojo ir kunigiškojo gyvenimo pavyzdys. Jis yra tikras, nepriekaištingas ir šventas gerasis ganytojas. Ir būtent jo ganytojiškoje tarnystėje, jo kunigystėje dalyvauja, nors ir ne taip tobulai, visi ganytojai ir Dievo baimingi asmenys. Kiek dvasininkas dalijasi šią kunigystę, priklauso nuo asmenio šventumo. Taigi čia asmeninė pastaba kunigams ir tėvams. Svarbu paminėti, kad ne šventimai padaro asmenį šventą, nors šventimai suteikia asmeniui antgamtinį orumą, taigi ne jos patys, tai nėra asmeninio šventumo garantija. Ir gyvenimo pabaigoje jis turės atsiskaityti už tai, kaip naudojusi jam patikėtą malonę. Kalbant apie šventumą, šventiesiems kaip ir visiems krikščionimis, jis yra toks pat. Mūsų šventumas tiesiogiai priklauso nuo mūsų santykio su Jėzumi Kristumi. Kuo labiau augs mūsų santykis su Jėzumi Kristumi ir kuo labiau kasdien vykdysime Dievo valią, tuo šventesni tapsime. Todėl tai iš karto yra pirmasis pašaukimas, kurio dalijasi visi žmonės. Visi žmonės pašaukti pažinti Dievą, tapti šventais ir liudyti jo meilę. Visi. Jei galėčiau būti konkretesnis, galiu išskirti 3 pašaukimų lygmenis. Pirmasis lygmuo yra pašaukimas, kurį vadinasi turi visi, pažinti Dievą ir galiausiai patekti į dangų.
Ar kiekvienas įvykdys šį pašaukimą, priklauso nuo jo paties valios ir iš dalies nuo to, kokį liudymą mes krikščionys duodame pasauliui. Taigi esame iš dalies atsakingi už tų, kurie dar nepažįsta Kristaus išgelbėjimą. Dabar antrasis pašaukimo lygmuo. Čia esame tuo lygmeniu, kaip gyvename šiuo santykiu su Jėzumi Kristumi ir taip su Dievo malone užbaigėme pirmąjį pašaukimą. Čia kalbu konkrečiai apie santuoką ir Dievui skirtą gyvenimą. Tai du pagrindiniai keliai, kuriais galime atsidurti, kad įgyvendintume savo, well, you understand, I hope, savo pirmą pašaukimą. Trečiąjį pašaukimo lygmenį dar galima pavadinti pašaukimu pašaukime. Čia jis sujęs su tuo, kaip mes kasdien gyvename savo gyvenimą konkrečiai pagal savo pašaukimą, kaip sutuoktiniai arba išventinti į Dievą. Pavyzdžiui, jei pažvelgysime į Teresėlę iš Lėzių, pirmąjį pašaukimą ji jau buvo gavusi per krikštą, o antrąjį įstojusi pas karmelites, tačiau būdama pas karmelites svarstė, koks jos pašaukimas bus Romos katalikų bažnyčioje. Čia, žinoma, buvo kalbama ne apie antrąjį pašaukimo lygmenį, bet apie trečiąjį. Ji svarstė, kokiu konkrečiu būdu ji būdama vienuolė gyvens Dievui. Kaip dauguma mūsų žino, tai ji atrado skaitydama apaštalo Pauliaus minimą meilį, himnią meilį, ir sušuko, aš žinau, koks yra mano pašaukimas. Bažnyčioje noriu būti plakančia meilės širdimi. Broliai ir seserys, visi mes esame Dievo pašaukti ir sukurti su pašaukimu ir misija. Jie gali kreiptis į tuos iš mūsų, kurie žino esą pašaukti į vienuolinį ar kunigiškąjį gyvenimą, tada galiu tik pasakyti, pagirkite save, nebijokite ir išdrįskite atsiliepti į Dievo kvietimą šiai gražiai gyvenimo formai. Kaip ir kiekviename gyvenime, taip ir šiame bus kryžių ir išbandymų. Tačiau jau dabar galiu paliudyti, kad malonė ir džiaugsmas, kurio gauname kaip Dievo paskirtus, visą tai gerokai pranoksta. Jei tarp mūsų yra vyrų, kurie jaučiasi pašaukti į kunigystę, ar Dievui pašvęstąjį gyvenimą, pasinaudodamas progą, norėčiau jūs padrįstinti. Išdrįskite ištarti taip kvietimui į galutinę savo gyvenimo prasmę. Jei tai yra jūsų pašaukimas, žinokite, kad esate tikri dėl nuostabių iššūkių ir nuotykių kupinų gyvenimo. Išdrįskite išklausyti
į gero ganytojo kvietimą ir sekite paskui jį. Išdrįskite pasibelsti į įvairių vienuolynų ar seminarijų duris, kad sužinotumėte, ar Dievas jūs ten kviečia. Ir svarbiausia, nebijokite. Brangus broliai ir seserys, šiandien ypač melskimės už visus tuos žmonės, kurie žino, kad yra pašaukti į kunigystę. Ir prašykime viešpatį atsiųsti darbininkų į savo vynuogyną. Bažnyčia labai reikia šventų kunigų, ne tik kunigų, šventų kunigų ir šventų vienuolynų, ir šventų vienuolynė, you understand. Taip pat ir mūsų bendruomeniai. Jei jaučiatės pašaukti ir traukiami šios bendruomenės, net vėjodami pasibelskite į duris. Tegul Dievas jūs visus laimina ir veda. Amen.